Misis Lietuva moterys ruošiasi linksmiems iššūkiams One nuotykių parke. Tiesa, iš dalyvių veido išraiškų matyti, kad anaiptol ne visoms kliūtys medžiuose atrodo tokios patrauklios. Išklausiusios instruktažą ir ištyrinėjusios alpinistinius apraišus, moterys pirmuosius nedrąsius žingsnelius žengia žaliąją trasą. Kaip čia dabar lysti? Nepatinka čia to. Ta atmosfera, tas vaizdas gražus, tai yra tiesiog nupasak. Čia rojus. Pabėgus iš namų, iš kasdienybės, iš rutinos, tai yra tikrai rojus. Gauni gerų emocijų, grįžti namo, dar labiau mylinti savo šeimą, besidžiaugianti savo namais, pasikrauni tikrai gerų emocijų. Nors žalioji trasa numatyta tik apšilimui, kaip repeticija prieš kur kas sunkesnę trasą. Šis kliūčių ruožas kelioms dalyviams pasirodė pats baisiausias. Ypatingai sunkiai su aukščio baime kovojo Žaneta. O kaip čia nulipti? O Jėzus, tai baisu. Oi. Labai man padėjo instruktoriai. Jeigu nors vienas būtų paklausęs, tai gal jau lipam lauk, aš ko gero būčiau lipus lauk. Bet jie sakė, čia taip paprasta, čia, tau tik taip atrodo. Ir tas palaikymas viską ir davė. Žinokite, jūsų toks vardukas. Atstumkite trosą nuo savęs. Ir atsiremkite jį, atsiremkite pilnai, šaunuolė. Šaunuolė. Jūs vis tiek esat mano šaunuolė. Šaunuolė. Reikėjo nuraminti žmogų, paprašyti, kad jinai pabaigtų kartu su tavim, kad jinai tavim pasitikėtų. Ir galų galais kartais moteriai vien tik to užtenka, kad kas tai gali leisti savo galą padėti ant peties. Kartais ir to užtenka. Tokia mintis atėjo, kad sunku ir baisu buvo eit gimdyti. Ir aš pagalvojau, bet tai praėjo ir viskas labai gerai baigėsi. Reiškis ir čia praeis ir viskas labai gerai baigsis. Šaunuolė, šaunuolė, šaunuolė. Tai mano drąsuolė, gerai, viskas šaunuolė. Nors ir labai gražus trijų muškietininkų šūkis. Visi už vieną, vienas už visus, bet čia labiausiai tiks kita prancūziška patarlė. A la guerre comme la guerre. Kare kaip kare. Čia kovosite kiekvienu už save ir laimės greičiausiai. Startus! Ne tik dalyvių greitį, bet ir sumanumą nutarė patikrinti One nuotykių parko instruktoriai. Įsidrąsinusias moteris paleidė per joms dar nepažįstamą mėlynąją trasą. Iki šiol, regis, itin nedrąsiai dėliojusio žingsnį po žingsnelio, moteris per kliūtis pasileido šokliuoti, lyg voverės. Pati baisiausia vieta tai buvo ta, kada reikėjo pirmą kartą pasileisti čiuožti. Tiesiog tas pasitikėjimas, pirmas žingsnis, žengimas, kada po tavo kojom nieko nėra, netgi jokio lyno, nei jokios atramos, tai buvo pats baisiausias momentas. Bet žengus tą žingsnį prasideda pats didžiausias malonumas. Su kitomis kolegėmis voverėmis sunkesnėje trasoje nešokinėjo tik Žaneta ir Elvyra. Žaneta dėl tos pačios aukščio baimės, kurią šiandien ir taip nugalėjo su kaupu. Elvyrai susilaikyti nuo sunkių ir šiuo atveju gana rizikingų fizinių išbandymų tiesiog privalo. Tai jeigu daugiausiai šitą laidą žiūri moteris, jas turi suprasti, kodėl. Taip išėjo, kad šis realybės šou man padėjo pastoti. Aš bandžiau 2 metus, neišėjo. Bet to matot, per tokį trumpą laiką išėjo. Kaunietė kol kas turi vieną dukrą, 8 Viktoriją. Moteris šypsosi, jos būsimas kūdikėlis užsimezgė kaip tik tą vakarą, kai ji dalyvavo Misis Lietuva atrankoje. Apie nėštumą Elvyra prasitarė tik po 2 mėnesių, saugojo šią žinią nuo daugumos dalyvių. Netrukus moterys pastebėjo, jog kaunietė kartu nesportuoja ir atleidžiama nuo sunkių fizinės jėgos reikalaujančių užduočių. Aš mačiau jau pasipiktinusių žvilgsnių, kad kodėl aš čia vis nedalyvauju ir kodėl čia man tiek daug nuolaidų. Tačiau vienom pasakiau, kad tikrai be priežasties čia man nieks neleistų sėdėti. Paskui jos pačios suprato. Kol Elvyra džiaugiasi naujai prabundančiais motinystės džiaugsmais, kitos moterys įveikė mėlynąją trasą ir pradėjo ruoštis pačiai ekstremaliausiai One nuotykių parko atrakcijai – skrydžiui virš Nemuno. Kai jos atvažiavo, iš jų veidų, akių, šypsenos, aš maniau, kad vis dėlto jas ryšis tai daryti. Tam tikrose vietose matėsi, kad mergaitės bijo, bet iš tikrųjų jie savo baimę nugalėjo.
skrydis virš Nemuno nuostabus. Atrodo sparnai. Iš pradžių buvo baisu. Pati pradžia, nes tu lieki vienas, aukštis didžiulis ir aišku baimė yra. Misis Lietuva mamytės taip įsidrasino, jog kai kurios per Nemuną skriejo po kelis kartus. Bet labiausiai visus nustebino akrobatiniai 6 vaikų mamos Erikos Santos manevrai. Aš turbūt anam gyvenime buvau Tarzanas. Man labai patinka gamta, visokie atrakcionai ir viskas, kas susijęs su ekstrymu ir adrenalinu, tai čia su manim. Mes buvom tikrai visi instruktoriai priblokšti, kaip ir Nemunas skrido ir tiesiog nepaprastus triukus išdarinėjo. Tai Erika, prašom, įspūdingiausias skrydis per Nemuną. Apdovanojimas bus greičiausiai mūsų mėlynąją trasą įveikusiai Vaidai. Tai už greitį. Mes visa šeima labai aktyviai sportuojam ir tiek žiemą, tiek vasarą, todėl viduje širdyje aš jaučiau, kad aš galiu nugalėti, todėl kad tiesiog tokia esu. Kągi, jūs esate viena graži skraidanti komanda, taigi gražų, draugišką, ačiū 3-4. Ačiū! Mano neįkainojamos brangenybės, artėja ta didžiojo finalo diena, kai mūsų žiūrovai turės apsispręsti, kuriaigi iš jūsų padovanoti taip trokštamą Misės Publiko titulą. Taigi parodykit, ką galite, aš jums parodysiu, ką moku, o jūs paplokite už tai, kaip jūs stengsis. Prašom, parodykit, kaip jūs tai darote. Pirmai nedrąsiai žengti į sceną teko 30-metei Natalijai Gandžai. Šiuo metu labai mėgstu ir užsiemu dekupažu, kurį manau, kad puikiai darau. Dar noriu pasakyti, kad aš esu fitneso čempionė. Dar ką noriu pasakyti, labai mėgstu gaminti ir norėčiau jūs pavaišinti savo pyragu, kurį pagaminau šiandien jums. Ačiū jums. Daugkartinė Lietuvos bei Europos fitneso čempionė jau 4 metus nebesportuoja. Dabar sporto trenerė dirbanti moteris laisvalaikiu mieliau užsiima dekupažu ir kepa pyragus. Projekto naujokės Giedrės Gajauskienės talentas – apsiūti, apmegzti save, šeimą ir draugus. Esu gal numesgus gal kokius 200 megztinių, prisiuvus gal kokius 500 drabužių. Štai šitas buvo megztinukas nertas vakarui, kur dalyvavau Prancūzijoje, buvo konferencija ir reikėjo gražiai pasipuošti šaltą žiemos vakarą. Kadangi ši žiema buvo šalta, visi 3 megztiniai megzti dabar vakare ir prašom pasižiūrėti. Inesa Grigaravičiūtė, ištrauka iš scenos kalbos egzaminų. Jūsų plojimai. Kitą sykį, 2 tokie katinai sumanė išsivirti sriubytės. Jie nusipirko kopūstą, morką, svogūną ir išsivirė sriubytės. Ir kai sriubytė jau buvo išvirusi, katinai su siaubu prisiminė, kad jie yra katinai ir sriubytės, ypač kopūstų, nevalgo. Kaip jinai sakydavo, kad jinai yra aktorius, aš nesuprasdavau. Bet šiandien aš supratau, kad jinai tai gali daryti scenoje. Jinai uždaras žmogus man pasirodė. Šiandien jinai atsiskleido. Gyvenime man scenos nereikia. Aš galiu pabūti santūri, galiu pabūti rami. Scenoje aš jaučiuosi gyva, scenoje aš jaučiuosi savimi ir esu labai laiminga. Svajojusi tapti gydytoja, o dabar aktorystę studijuojanti Inesa, pati buvo sužavėta kosmetologės ir grožio salono savininkės Erikos Simčič rytietiškų šokių. Erikos svarbiausia palaikymo komanda – jos kelių mėnesių sūnus. Kai kurios žavisi tuo, kad aš turėdama 4 mėnesių vaiką, berniuką, sugebu dar dalyvauti šitame šou. Bet man tai yra tiesiog labai malonu būti čia kartu su vaiku ir dalyvauti tokiam šauniam šou.